Būdami, sakyčiau, pakankamai žalia šalis, ekologiška šalis, mes bėgame priekyje ir galbūt uždarome galimybės papildomai uždirbti lėšų, kurios mums bus reikalingos ateityje, investuoti tam, kad vėlgi pasiekti tos žaliosius kursus. Lietuva neturi energijos šaltinių, mes neturim naftos, neturim anglių ir tai atrodė kaip minusas, bet dabar tampa pliusu. Sveiki visi, prasideda 5-oji Laisvė rinktis tinklalaidė. Šiandieną mums didelis džiaugsmas ir garbė pristatyti žinomą Lietuvoje ekonomistą Marių Dubnikovą. Priminsiu, kas yra Laisvė rinktis. Tai yra pirmoji organizacija Lietuvoje, kuri išdrįso pasakyti, kad žalieji aktyvistai ne visada yra mums naudingi, ne visada kalba tiesą ir mes ėmėmės ganėtinai sudėtingos misijos griauti mitus ir pateikinėti tik mokslu pagristą informaciją. Prieš pradedant pokalbį, aš dėkoju visiems jau besibūrentiems mūsų sekėjams už palaikymą. Tai be galo svarbu ir be galo geras jausmas gauti jūsų padėko žinutės, gauti jūsų palaikymo žinutės ir taip pat tai, kad jūs dalinatės informaciją. Iš karto pradėsiu nuo prašymo. Prašau, spauskite varpelį ir tapkite mūsų sekėjais. Kiekvienas jūsų patiktukas, laikas, kiekvienas jūsų komentaras padeda mūsų informacijai plisti ir pasiekti vis daugiau žmonių. Daugiau informacijos apie mus jūs galite rasti ką tik startavusiame mūsų tinklalapyje www.laisverinktis.lt. Taip pat informuoju, kad visiškai šviežiai startavo mūsų įrašų talpinimas platformose Contribui ir Patreon. Juose galima paaukoti nuo 1 euro per mėnesį, tai mums jau yra ženkli suma vien iš moralinės pusės, kad mes galime kurti kuo geresnį turinį ir jausti jūsų palaikymą. Ir šiandieną mes pakalbėsime apie aplinkosaugą, bet pakalbėsime truputėlį kitaip negu įprasti pokalbiai apie tvarumą ir gamtos saugojimą. Kodėl šiandieną ekonomistas Marius Dubnikovas kalbės apie tvarumą ir aplinkosaugą? Dėl to, kad pasaulyje vis daugiau plinta mąstymas, kad aplinkosauga ir tvarumas turi atsipirkti. Ir atsirado nauja trejybė, angliškai jinai vadinasi Profit, People, Planet, lietuviškai pelnas, žmonės ir aplinka arba planeta. Iš viso to plinta mąstymas, kad jeigu tvarumas neturi finansinės naudos, jeigu nėra aišku, kas už jį mokės ir kokie tiksliai bus jo rezultatai, klausimas, ar jis apskritai turi prasmę ir ar apskritai turi prasmę įgyvendinimas naujų standartų, naujų projektų, kurie dažniausiai kainuoja 9-ženklės sumas. Garantuoju, kad visi, kas šiandien klausysis mūsų pokalbio, savo požiūrį į tvarumą, ko gero, pakreips sveiko proto ir racionalumo kryptimi. Gerbiamas Mariau, kaip geriausia jūs pristatyti pagal pareigas? Esate Verslo konfederacijos viceprezidentas. Visuomenėje jūs labiau žinomas kaip finansų analitikas, ekonomistas, dažnai esate cituojamas straipsnių ir komentarų autorius. Ką aš praleidau dabar? Tai nieko nepraleidot, galima plėsti, aišku, tų pareigų per gyvenimą prisirinki labai daug ir jos tave seka. Tai kaip ir finansų analitikas. Tai finansų analitikas yra, mano profesija buvo, turbūt prasidėjo dar turbūt kokiais 2002-2004 metais ir nuo to laiko kaip ir finansų analitikas, nors jau senai turbūt toksai kaip pagal pareigas, kokių pareigų aš kaip ir nebeturiu. Tai dažniausiai ekonomistų pristato, pagrindiniai dalykai tai yra, būtent aš dirbu daugiau negu 25 turbūt metus jau finansų sektoriuje įvairiose pareigose, kurios ir buvo labai stipriai keitėsi. Tai buvo nuo, pamenu, pirmą darbą, tai buvo, man reikėjo laikraščius skanuoti ir tekstus redaguoti, nes tuo metu nebuvo dombazių, o reikėjo iš kažkur tai gauti elektroninius tekstus, kuriuos analitikai skaito. Tai paskui teko paskaityti tuos tekstus, tai teko dirbti analitikų, vėliau finansų maklerių, fondų valdytojų,
investuotojų visą tą laiką būti, kur su investicijomis. Na ir galiausiai tas keitėsi, sakykime, į visuomeninės pareigas kaip verslo konfederacijos arba 15 metų teko dirbti Vilniaus universitete dėstant magistrantams finansų srityje. Tai tų pareigų iš tiesų daug. Tai aš dažniausiai prisistatau tiesiog ekonomistų, kad nereikėtų ten ilgų tekstų vardinti. Žodžiu, mūsų pokalbis iš ekonominės pusės yra tikrai, pasakyčiau, gerose rankose, tai gerose smegenyse šiandien. Geros ar ne, čia labai reliatyvu. Ta prasme, manau, kad skirtingi žmonės skirtingai vertina tas nuomonės, už tai jų ir reikia daug. Bet pabandysim tikriausiai pakalbėti, ruošiantis šiai temai, pakalbėti per investicinę pusę. Tai yra grąža, būtent visuomenė ir kaip buvo paminėta, planeta. Tai kaip būtų ta aplinka, kur gyvename, jinai mums taip pat yra labai, labai svarbi. Pastaraisiais dešimtmečiais vis daugiau kalbame apie klimato kaitos stabdymą, apie perėjimą prie nulinio CO2 visiškai. Ir visos žalios iniciatyvos anksčiau buvo pristatomos kaip savaime suprantamas pozityvas, nekritikuotinas. Ir dabar tik pastaraisiais metais vis garsiau kalbame apie racionalumą. Ir pradėti kelti nauji klausimai, kur nuves visi šitie žali sumanimai, kiek jie pagristi, kiek jie kainuos ir svarbiausia, kas už juos sumokės, kas investuos į visas šitas idėjas. Ir atsirado teorija apie trigubą tvarumo pagrindą, kurią jau minėjau įžangoje, tai dar vadinamasis triple bottom line, tai yra tie minėti pelnas, žmonės, planeta. Koks jūsų požiūris į šią trejybę ir galbūt galite pateikti pozityvių pavyzdžių iš investuotojų pusės apie šitą mąstymą visą? Na, turbūt mes rutuliosim tą pokalbį, bet iš tikrųjų tam tikras balansas yra turbūt atsakymas, kai mes galime pasiekti būtent užsibrėžtus tikslus. Tai yra arba, sakykime, aplinka, pelnas vadinamas, žmonių gerovė, visi šitie dalykai, jie turi būti tarpusai subalansuoti. Ir visi kraštutinumai, jie nuveda žmoniją į tam tikrus paklydimus, galima sakyti. Tai kaip pavyzdys, 6-ame dešimtmetyje, pirmoje pusėje, Londonas skendėjo anglių rūke. Tai smogas, 10 000 žmonių per vieną parą mirė vien tik tai prisikvėpavę anglių dulkių. Tai akivaizdu, kad kažkas tai visuomeniai buvo negerai, kad mes, Britai, nukeliavo taip toli, kad tiek užteršė aplinką, kad susiklošius tam tikrom gamtos sąlygom kilo smogas, kuris pražudė daug žmonių. Po to buvo padarytos išvados, gal to anglies ir ne visai gera idėja kūrenti mieste, reikia kažkokiu tai priimti sprendimų, reikia žalintis. Tai vienas kraštutinumas. Kitas kraštutinumas, Europa kaip po tokia, jinai eina šiek tiek klystkeliais. Labai dėl paprastos priežasties. Nyksta tas vienas iš varomųjų variklių, galbūt mūsų žalumo kelias yra pats žaliausias pasaulyje, bet nyksta pelnas, nyksta, sakykime, žmonių uždarbiai. Tai kodėl taip sakau? Pavyzdžiui, per 10 metų paskutinių kinų ekonomika, kuri, galima sakyti, kad visuotinis požiūris, kad jie nežiūri į žalumą, bet taip tikrai nėra. Jie, pavyzdžiui, tos saulės elementus investuoja tiek, kiek visas likęs pasaulis, kartu paėmus. Bet kinų ekonomika augo 70% per 10 metų, Jungtinių Amerikos valstijų ekonomika augo 50%, Eurozonos ekonomika augo 7%. Tai supraskime, kad kažkas tai yra negerai, reiškia Europoje. Ar tai yra tik žalesis kursas, kuris mumis stabdo, nes akivaizdu, kad vis daugiau yra temų, kalbam apie tai, kad per didelis siekis ir beatodairiškas siekis jisai stabdo ekonomiką patį variklį, tai turbūt, kad ne, tai nėra vienintelis faktorius, yra ir kitų, ir mūsų socialinė veikla, čia vėlgi žalesis kursas ar ten, sakykime, socialinė rūpyba ar žmonėmis, kuri yra iškeliama aukštumon, yra geras dalykas iš esmės, bet jeigu kažkur yra nukrypstama per daug, tai išnyksta augimas. Jeigu išnyks augimas, o jis akivaizdu, kad nyksta, tai mes neturėsim pinigų. Jeigu neturėsim pinigų,
negalėsim pirkti technologijų, reikės kuriant anglį. Tai lygiai taip pat, kai 22 metais mes papuolėm į energetinį karą, kurį sukėlė Rusija prieš Europą, tai ką darė vokiečiai, pradėjo kuriant anglį. Kaip būtų paradoksalu. Tai yra, kai finansų trūksta, arba tu negali už tos finansus nupirkti to, ko tau reikia, tu grįžti atgal. Tai yra regresas. Tai va čia ir yra, tas balanso ieškojimas yra labai svarbus, yra kompromisų ieškojimas. Kad, pavyzdžiui, kai dažnai diskutuojame su studentais apie verslus, kas yra verslas, tai yra kompromisų menas. Tai yra nieko kito. Tu turi suderinti skirtingus labai didžiulius interesus. Vėlgi, pelnas, darbuotojas, klientas, tiekėjas, valstybė, mokesčiai. Tai yra darniai, kurie tempia verslą į skirtingas pusės. Ir jeigu tu to balanso neturi, tu gali žlugti labai greitai. Ir nepaisant to, tu sieksi didelio pelno, gerai, viskas tvarkoja, bet galbūt tavo klientas pradės kitaip žiūrėti į tave. Sieksi didelio pelno, prarasi kvalifikuotus darbuotojus, nes jiems nesumokėsi. Ir atvirkščiai. Tai va čia arba būsi labai geras visiems, kas irgi yra gėris, mokėti gerus atlyginimus yra labai gerai, bet jeigu tu perlenksi lazdą ir sulaužysi verslo stuburą, tai tas gėris virs blogiu. Nes tas žmogus, kuris turi darbo vietą, jis jos neteks tiesiog. Ar jūs kaip ekonomistas ir investuotojas matote, kad žalieji verslai gali būti labai atsiperkanti nauja šaka? Labai priklauso. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtumėm, tarkime, Vokietija. Šiais metais Vokietijos akcijų rinka ir koksai verslas brango daugiausiai. Tai Vokietijoje buvo Siemens Energy, kuri yra pagrįsta didelė dalimi technologijos, kurios yra naudojama žaliai energetikai. Ir tai reiškia atsiperka. Nes paklausa yra žaliai energetikai ir reiškia, jeigu tu gamini tai, ko reikia šiandien dienai, tu gali atsipirkti. Iš kitos pusės yra daug investicijų, kurios galbūt yra tiesiog daromos dėl to, kad reikia daryti. Dėl to, kad norime daryti, dėl to, kad būtų žaliu. Ir daug yra pritempiama visokiausių sprendinių, kurie, tarsi yra žali, bet turime padaryti tokius sprendimus. Tai ar tai atsiperka, vėlgi dar kitą rakursų galime pasukti, kaip mes skaičiuosime atsiperkamumą. Jeigu mes skaičiuosime grinai finansiškai, tai yra pelno eilutė dienos pabaigoje, gausime vienus rezultatus. Jeigu mes suskaičiuosime, kiek gyvybių, pavyzdžiui, buvo išgelbėta, ir jeigu įvertinsime vieną gyvybę kažkokią tai pinigų sumą, 1, 2, 5 milijonais eurų, tai atsiperkamumą mes gausim labai žaibiškai. Ta prasme, galima tada pagrįsti bet kokį projektą praktiškai. Bet ar dienos pabaigoje tai bus tvaru? Klausimas. Bet ar atsiperka žalumas? Jisai atsiperka per tai, kad reikia suprasti, kad turtėjant visuomeniai, žalumo poreikis jisai tik auga ir augs ateityje. Tai reiškia, kad žmogus, kuris turi aukštas pajamas, jam neužtenka pavalgyti, pamiegoti, pramogauti, jis nori saugumo, tai yra nori gyventi švarioje aplinkoje, ten, kur kaimyninis verslas neteršia aplinkos, jos neįtakoja ir arba nesiterpia, arba tas, kaip sakant, tik ne mano kieme. Tai šitoj vietoj tas poreikis jisai bus. Ir dabar čia teko dalyvauti keliose diskusijose, kas yra, vyksta dažnai lenktynės tarp to, kas yra būtina, nes poreikis bus tam ir to, ką mes dirbtinai galbūt norime sukurti. Na tai pavyzdžiui, ar atsiperka žalumo ataskaitos? Klausimas. Verslas, kuo toliau, to daugiau kelia klausimą apie tai, ar mes esame vis tik tai verslas ar reportingo kompanijos. Nes vis daugiau tenka susidurti su verslininkais, kurie sako, man pusę laiko, arba net 80% laiko užtrunka gaminti įvairias ataskaitas. Tai yra
žalumo, tvarumo, lygių teisių, lyčių subalansavimo ir kuo didesnė įmonė, tuo ataskaitų vis auga kiekis ir reiškia lieka mažiau verslo kūrybai, kas irgi tarsi tas balansas pažeidžiamas. Tai taip, aš manau, kad laiku vietoje ir subalansuotos investicijos jos atsiperka ir jos atsipirks ateityje. Tiesiog jeigu mes tai darome per dirbtiną kažkokį tai kelią, gali tada ir neatsipirkti. Mariau, jūs labai puikiai jaučiate, kur link pučia rinkos vėjai. Ir kalbant apie naujus įvairiausius tvarumo reikalavimus, taip pat ir su žaliuoju kursu susijusius investicijas į žalias technologijas, kaip manote, kiek šiuo metu versle tai yra savanoriška, tai yra atėję iš verslo kūrybos ir kiek tai yra dėl įvairių valstybinių, europinių standartų, dėl reguliavimo iš viršaus? Vat paskutiniai keli metai atskleidė labai paprastą taisyklę, kad verslas, kai mato rizikas ir mato naudas, labai greitai pasuka tuo keliu. Tai vėl grįžkime prie 22-23 metų laikotarpio, kai ypatingai buvo sukilusios vasaros metu energijos kainos. Visi labai greitai suvokė, kad jiems reikia gamybos, žalios gamybos, nes žalia gamyba yra energijos gamyba yra vienas dalykas, pigesnė, o tuo metu yra alternatyva. Ir tada, ką verslas suvokė, kad ne dėl to, kad mes norime energijos iš saulės, aišku, ataskaitose galbūt tai ir pateikiama, kad tai yra energija iš saulės, vėjos, mes esame žalūs, tvarūs, tai padeda parduoti galbūt, bet iš kitos pusės visi suvokė, kad tai yra draudimas. Tai reiškia, kad tu, jeigu turi savo gamybinius pajėgumus, tarkime, saulės elementų parkas, kuris priklauso vienai ar kitai įmonė ir visa ta energija yra suvartojama. Tai yra nieko kito, tik tai draudimas, nes tu turi labai fiksuotus kaštus, labai aiškius kaštus, kuriuos įdėjęs galėsi užsitikrinti energiją 10, 20, o galbūt ir ilgesniam periodui, tu suvaldai riziką ir tada verslas šitą labai akceptuoja labai stipriai ir labai lengvai. Jeigu, sakykime, ateina reikalavimai įvairūs, kaip minėtos, reportingai, ataskaitos visokios, tai visa tai yra priimama kaip, jeigu reikia, padarysim, bet tai yra per reikalavimų kėlimą. Ir vėlgi buvo teko dalyvauti vienoje konferencijoje, kur apie tai diskutavom, ar valstybės tas didelis reguliavimas yra reikalingas. Ar jisai reikalingas? Taip, jis reikalingas yra, nes vėlgi ne valstybė, bet vyriausybė, sakykime, arba priežiūros institucijos, jos vis tik tai formuoja verslo šiek tiek požiūrį ateičiai. Nes, gali būti, kad jeigu, pavyzdžiui, neįsikištų reguliuotojai, toliau mes anglimi kūrentume. Jeigu neįsikištų reguliuotojai, mes galbūt vartotume produktus, kurie nėra saugus. Buvo istorijoje, kaip ir verslas paklysta labai stipriai kažkur tai. Tarkime, kai antro pasaulinio karo metu moterims ypatingai, nes jų rankos yra smulkesnės, liepdavo dažyti su fosforu ciferblatus ir laikrodžių skales. Ir netgi buvo reklamuojama, kad tai yra labai faina profesija, nes dirbant šį darbą, o tą teptuką reikėdavo palaižyti, kad jisai būtų smulkus ir galėtum tas skales nudažyti, jūsų oda pradeda švytėti tamsoje. Ir tai buvo reklama. Paskui visi suprato, kad čia yra klystkelis. Kaip sakant, tai yra nuodas, kuris žudo žmonės, buvo žymi byla apie tai, kur buvo išmokėtos kompensacijos ir panašiai. Tai čia yra irgi klystkelis, kur verslas irgi nukeliauja. Jeigu jo neprižiūrėsi, ne visas, bet dalis jo tikrai gali nukeliauti ir visai į blogąją pusę, kuri kenkia ir žmogui, ir planetai, ir visai aplinkai. Tai tos reguliacijos reikia, bet kai reguliacija pasidaro tokia, kad tu 80% dirbi tam, kad pasakyti, ką aš darau, vietoj to, kad tu dirbtum, tada tai jau yra perteklius. Ir va čia to balanso pas mumis trūksta. Trūksta jo Europoje visų pirma, nes Jungtinės Amerikos valstijos kažkaip stebėtinai, sakyčiau, sugeba tos balansus surasti
Ir tuo tarpu Europoje pas mus tų reikalavimų, reguliavimų yra ko gero per daug. Ir Lietuvoje mes taip pat turime, visuomenė turbūt puikiai žino posakį, kad jau jeigu ES arba Europos komisija priėmė kokį nors reguliavimą, tai mes jį suskubėsime įsidiegti pirmieji ir maža to daugiau negu reikalauja. Tai va čia jau yra blogai, kai mes taip darome, nes tada mes pažeidžiam savo konkurencingumą visų pirma. Visų antra, mes tada, būdami, sakyčiau, pakankamai žalia šalis, ekologiška šalis, mes bėgame priekyje ir galbūt uždarome galimybės papildomai uždirbti lėšų, kurios mums bus reikalingos ateityje, investuoti tam, kad vėlgi pasiekti tos žaliosius kursus. Yra verslas, nori kuo daugiau pelno, tai yra normalu, tai yra tam ir verslas ir steigiamas, kad pelną uždirbti. Reguliuotojas, kuris užsiema, aš pavyzdžiui suprantu reguliuotoją, kuris užsiema tik reguliavimu, tai jo tikslas yra, kad mano kieme būtų viskas tvarkoje. Tik tai kartais su kai kuriais reguliatoriais teko diskutuoti ir, kaip sakau, kartais reguliuotojai irgi paklysta, nes mano kieme bus tada viskas tvarkoje, kai čia bus dykuma. Tai yra nieks nevyks. Nieks nevyks ir nieko reguliuoti nereikės, arba kai nieks nevyks, nebus jokios klaidos. Tai reiškia, jeigu nėra klaidų, nėra atsakomybės. O ko man reikia kaip reguliuotojui? Man nereikia turėti atsakomybės, kad mane kibintų ar žiniasklaida, ar, sakykime, visuomeniniai kažkokie tai veikėjai, o tiesiog aš gaučiau savo pajamas ir gyvenčiau labai ramiai įgyvendinama savo funkciją. Tai čia vėlgi, tokie kraštutinumai, jie kartais atsiranda. Jūsų atsakymę aš dabar išgirdau labai gražią frazę, kad mes Lietuvoje esame ekologiškai ir žalia šalis. Tai man kartais ir pačiai kyla klausimas, tai kurių galų mes dar save bandome visaip kaip riboti, bausti už ne savo taršą, iš kur šitie požiūriai randasi? Kaip pasakyti, mes esam geroj pozicijoje, bet kad tą poziciją išlaikyti, mes turime būtent daryti tos žingsnius, nes jeigu vėlgi džiaugsimės, kokie mes gražus ir pūkuoti, tai galiausiai suprasime, kad tokie nesame, nes visi kiti kažkur tai nubėgs tolyn ir mus aplenks. Bet kalbėdamas apie tai, kad mūsų šalis turi iš tikrųjų ko pasididžiuoti, tai klostosi iš tam tikrų aplinkybių. Visų pirma, tos aplinkybės ateina, kad mes nepriklausomybę atgavom prieš 30 metų ir atėjome į tą kapitalistinį pasaulį gerąją prasme be, sakykime, paveldo. Tai paveldas turiu mintyje, pavyzdžiui, apie žalumą tą patį. Kaip pavyzdys, Lenkai, vėlgi grįžtame prie tos paties anglies, jie turi anglijos kasyklas, jie negali niekaip nustoti tą anglį kasti, nes jeigu tu nustosi kasti, bus krūva žmonių, kurie nepatenkinti, tada tai vyriausybei praktiškai turbūt bus paskutinė kadencija po to, kai uždrausi anglį kasti ir tu neturi kitos išeities, kaip tiesiog tęsti tai, ką turi. Lietuva neturi energijos šaltinių, mes neturim naftos, neturim anglių ir tai atrodė kaip minusas, bet dabar tampa pliusu dėl to, kad mes galime įsidiegti pačias geriausios saulės elektrinės, pačias geriausios saulės vėjo jėgainės, pasistatyti, kaip sakau, atsitverti kabutėse nuo Švedijos vėjo malūnais jūroje ir turėti žalią energetiką, iš kurios jau gali gimti žalie produktai, kurie būtų konkurencingi visur kitur. Lygiai taip pat kitose srityse. Visai dar nesenai tas pats Wall Streetas dirbo su savo IT sistemom, kurios yra paremtos dosinėm sistemomis. Tai yra tom senosiomis, jeigu kas nors pamena, dar mėlynai ekranai su 2 stulpeliais, kur gali nelabai daug ką veikti, bet tos sistemos buvo senosios, su senais įpročiais ir buvo pigiau jiems gaminti įvairius elektroninius robotus, kurie dėliotų tas informaciją iš vieno lauko į kitą, negu pakeisti, nes tai yra per daug brangu. Lietuva ateina vėlgi visiškai švariu lapų popieriaus ir ten rašo savo istoriją. Už tai mes turime tą vieną sparčiausių internetų. Nes mes net viską kūrėme su naujom technologijom ir pas mumis gavosi. Tai ir šitoje ekologijos pusėje mes irgi turime gamtą, ne per daug žmonių, pramonės tos baisios, taršios iš sovietų laikų turbūt nebeturime beveik,
nes jinai žlugo, nes neatlaikė savo konkurencijos, o nauja pramonė, kurią statom, jinai jau atitinka šio laiko standartus. Bet tai nereiškia, kad mes turime visiškai sustoti ir sakyti, na, kaip mes čia dabar fainai gyvenam. Versle, ekonomikoje yra tik tai 2 kryptis. Viena kryptis yra augimo kryptis, kita kritimo. Nėra stabilumo. Nes jeigu tu tik sustoji, tu pradedi žūti, kaip ir gamtoj. Nes, kaip sakau, finansai, ekonomikos, aplinkos, jos ateina iš gamtos. Nes mes esam gamtos dalimi. Ir per mūsų smegenis, per mūsų rankas mes sukuriam sistemas, kurios irgi siejasi su gamta. Tai kaip ir gamtoje, jeigu bus vandens telkinys, kuris necirkuliuoja, jisai pradės gliaumyti, galiausiai tenais ateis mirtis. Jeigu jisai juda, jisai gyvena. Tai lygiai taip pat ir su mūsų sistema. Tai prasme, nieko kito. Tai yra iš gamtos ateinantys dėsniai, kurie per mūsų rankas smegenis ateina ir į tenais. O tai ateina iš gamtos. O apskritai, kiek verslo ir mūsų pačių žmonių, paprastų vartotojų pasirinkimą gali nulemti iš vyriausybės nuleisti mokesčiai. Tai pavyzdžiui, PVM-as, akcizai įvairiausi, pelno mokesčių lengvatos ar kas galų galiausiai taršos mokesčiai. Tai mokesčiai pasižymė tokiais keliais aspektais. Kam jie yra įvedami? Tai vienas yra būtinybė mokesčių, nes be mokesčių mes negalėsime vykdyti veiklų, kurių nevykdo verslas. Na, tarkime, kelių tiesimas. Nėra privačių kelių, yra tik tai valstybiniai keliai. Ir jeigu nebus biudžeto, tai kažkur bus tie keliai kažkokie privatus, bet iš esmės mes tokio tinklo neturėsim. Arba, sakykime, medicinos paslaugos, ten visuomeninis mokymas ir panašiai. Pagaliau jėgos struktūros, būtų turbūt baisu įsivaizduoti valstybę, kur jėgos struktūros yra privačios. Na tai iš karto vestų į anarchiją. Į anarchiją vestų, na taip, ta prasme kaip ir viduramžiais. Buvo monarchas ir monarchas nuspręsdavo galiausiai, kam gyvento, kam nelabai. Tai šitoj vietoj reikalingas biudžetas, reikalingi mokesčiai. Ir antras dalykas tai yra mokesčiai, kurie keičia mūsų įpročius. Tai jūsų paminėti akcizai, nuodėmės mokesčiai. Tai tiek mes mažiau vartotume produktų, kurie mumis, kaip čia pasakyti, nuodija, teršia arba naikina iš esmės. Arba yra mums visiškai nereikalingi. Ką? Arba mums visiškai nereikalingi tretinės, penktinės naudos, kaip galingi automobiliai ar dar kažkas. Čia, aišku, galima ginčytis dėl galingų automobilių, bet vėlgi reikėtų turbūt balansą padaryti. Jeigu mes visi važinėtume su galingais automobiliais, gal būtų ir smagu. Bet turbūt vėlgi išsivertami į kažkokius tai nuostolius gamtai. Bet taip, mokesčiai tokie kaip akcizai, alkoholiui, tabakui, kūrui, jie iš tiesų keičia aplinką, keičia, sakykime, gal kažkiek tai keičia patį vartojimo kiekį, bendrai paėmus, bet keičia ir, sakyčiau, mūsų įpročius. Tai yra, pavyzdys, nuo naujų metų bus nauji akcizai, dyzelinas plus 16 centų eurų prisidės, benzinas apie 8 centus dasidės prie kūro. Ir va, toks sprendimas, jisai iš tiesų dalį žmonių pastumės vietoj galbūt dyzelinio pirkti benzininį automobilį, o galbūt ir elektrinį automobilį. Ir galbūt daugiau vaikščioti pėsčiomis? Ne, šituo atveju aš netikiu, jeigu galima pajokauti, lietuviai yra raitelių tauta ir raitelį priversti eiti yra labai labai sudėtinga. Bet prie ko aš vedžiau, tai vienas dalykas yra pasirinkimus keičia šitie mokesčiai, kaip pavyzdys ten, tarkime, alkoholio akcizai, labai skirtingi požiūriai yra, pavyzdžiui, prancūzai ir vokiečiai, vynui taiko nulinį akcizą, alui taiko minimalų ES akcizą. Taip skatindami, pavyzdžiui, vartoti silpnesnius alkoholio gaminius. Ir rezultatas yra toksai, kad apie 80% alkoholio būtent vakarų pasaulyje yra suvartojama per silpnąjį alkoholį.
Paimant absoliutų. Lietuvoje pavyzdys, pas mums yra silpnas alkoholis apmokestinamas stipriau ir mes turime rezultatą labai paprastą, mes netgi artėjame link rytų kaimynų, kai mes, pavyzdžiui, suvartojame apie 40+ % alkoholio per stipriuosius gėrimus. Jau yra, matosi, yra skirtumai atsiranda. Vėlgi, daug valstybių taiko skirtingus mokesčius, pavyzdžiui, labiau kenksmingam konvenciniam vadinamam tabakui, tai yra tas, kuris dega. Ir pavyzdžiui, kaip Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų tarnyba yra nustačiusi mažiau kenksmingam kaitinamam tabakui. Taip tarsi, jeigu tu rūkai, geriausiai mesk. Jeigu negali mesti, galbūt pasirink mažiau kenksmingą. Tai čia žmonių pasirinkimai. Kuro rūšis irgi tas pats. Mokesčiai tikrai yra veiksmingi, tik tai vėl yra sunku surasti tą balansą, nes čia yra krūvos interesų, visokiausių grupių žmonių ir panašiai, kurie bando tos mokesčius įtikinti, kad jie turėtų būti vienokie arba kitokie. Tai nėra labai paprasta iš tiesų. Bet kad veikia, faktas, kad veikia. Taršos mokesčiai tikrai veikia. Didžioji Britanijoje, jeigu yra jaunuolis, jam nusipirkti galingą automobilį yra praktiškai neįmanoma. Įmanoma, bet dėl to, kad jam draudimas kainuos tiek daug, kad kartais tai visiškai pralenkia bet kokias ribas. Ir natūralu, kad jeigu tu esi 18-metis, pradedi vairavimo karjerą, tai čia ne iš mokesčių, bet iš draudimo pusės, greičiausiai matysime labai mažus automobiliukus su 2 durim, mažų varikliukų ir visi labai laimingai nuvažiuos iš taško A į tašką B. Tai tas mokesčių sistemos arba draudimo sistemos, priežiūros sistemos, jos iš tikrųjų veikia. Ir veikia jos galbūt ne kiekvieną taip jau asmeniškai, yra žmonių, kurie sutinka mokėti mokesčius, nepaisant to, kiek jie tai bekainuotų, bet bendrai visuomenė, faktas tas, kad veikia. Tai prasme, paimsime vidurkius ir mes matysime. Ir tik tai norėjau dar vieną įdėti, visame šiame, vėl nereikia perlenkti lazdos, tai yra, matėm vyriausybių, ypatingai Lietuvoje, kurios manė, kad draudimai ir mokesčiai yra vienintelė priemonė. Tai toli gražu taip nėra. Labai stipriai visuomenė veikia ir pajamų lygis. Kuo visuomenė turtingėja, tuo kartais tie mokesčių pokyčiai jie arba nebūtini, arba jie net su nedideliu pokyčiu turi labai didelę įtaką. Tai reiškia, kaip pavyzdys, tarkime, visi mano, kad Skandinavijoje alkoholis yra labai brangus. Jis yra labai brangus, jeigu mes lyginame tą patį gaminį čia ir tenais. Bet, pavyzdžiui, alkoholio laipsnis ar alkoholio tūris, įperkamumas dėka didelių pajamų yra daug didesnis negu Lietuvoje. Tai kitaip sakant, vidutinis, pavyzdžiui, koks nors švedas ar norvegas, jisai gali daugiau nusipirkti dalykų, kurie jam kenkia, bet jis jų neperka, nes nors jis turi didelės pajamas ir jis nori ilgai gyventi. Nes yra komforte, tai reiškia, yra pakili tą Maslow piramidės laipteliais šiek tiek aukščiau, nori save realizuoti, nori gyventi švarioje aplinkoje, nori, sakykime, nesinuodyti pagaliau savęs ar panašiai. Tai va čia irgi tas variklis labai stiprus. Tai va, vienas dalykas mokesčiai, mes galime jais reguliuoti, bet tai nėra vienintelė priemonė. O antras dalykas, kur mes turėtume žiūrėti, tai yra didinti kaip įmanoma daugiau žmonių pajamas, kaip sparčiau. Kuo daugiau Lietuvoje bus daugiau verslo, kuo bus daugiau pajamų, tuo reikės mažiau botago, nes pats žmogus keičiasi. Tai turbūt prieš kokie 20 metų, tai maratoną bėgdavo tik tai tie, kurie ten, prisiekę maratonistai ir tenais ir kažkokie. Dabar mes matome jau vaikus, mini maratoniukus bėgiojant ir jau tai yra tarsi norma, ta prasme, arba pusė miesto uždaroma, nes žmonės nori pabėgioti ir pasivaržyti simboliškai tarpusai. Tai va čia tas pajamos, įpročiai, jie labai tarpusai susiję ir
ir kai juos sujungi pajamų augimą su teisingais mokesčiais, gali išgauti labai gerą efektą, bet vėlgi čia kompromisų menas vėl išlenda iš kampo. Žinot, aš ir pati su džiaugsmu stebiu mūsų visuomenės skandinavėjimą. Gerąją prasme, tai yra labai daug žmonių vaikšto pažintiniais takais, jie yra fiziškai aktyvūs, pilni sporto klubai. Aš nežinau, ar čia skandinavėjimas, čia yra turbūt šiaip bendrai pajamų augimo pasiekmė. Ir aš kodėl užkirtau kelią, tai yra skandinavėjimas, čia irgi mes turime labai pasirinkti, ar mes norim tos didelės valstybės, didelio įsikišimo į verslo ir visuomenės gyvenimą, kas yra Skandinavijoje, tas socialinis aspektas, kuris labai išgrynintas, jisai mums labai atrodė turbūt labai patrauklus, kai pas mus buvo labai žemas pragyvenimo lygis ir mes norėjome taip gyventi, bet turbūt ar žiūrėjome daugiau į pragyvenimo lygį negu į didelės valstybės dalyvavimą gyvenime. Yra kiti pasirinkimai, yra, sakykime, kur pavyzdžiui, tos valstybės nėra tiek daug, tai yra liberalusis požiūris ir čia yra kitas pasirinkimas. Tai vat, vaikščiojimas, savęs mylėjimas ir gerbimas kito, tai nebūtinai yra tik Skandinavijoje, yra ir kitose valstybėse ir pasirinkimai yra labai skirtingi. Tai yra didelė valstybė, maža valstybė, saugi valstybė gali būti ir viena ir kita. Tai čia šiek tiek kitaip. Aš šios dalykus anksčiau siedavau tiesiog su mentaliteto gerėjimu. Pirmą kartą iš jūsų išgirdau tokį visišką tiesmuką sąsają su augančiomis pajamomis. Nu taip, nes vėlgi mes dažnai kalbam, pavyzdžiui, apie valstybės dalyvavimą. Arba valstybės dabar dažnai yra kalbama apie, ypatingai šiuo laiko momentu, kai keičiasi valdžios, dažnai kalbama apie tai, kad mums reikia perskirsti daugiau pinigų tam, kad visi gyventume geriau, kas yra tas skandinaviškas modelis iš tiesų. Ir jis nėra blogas, bet tam reikalinga viena sąlyga, tai yra besąlygiškas pasitikėjimas valstybės institutais, būti tikram, kad tavo pinigai yra perskirstomi tinkamai. Kitas klausimas yra, kiek to perskirstimo reikia. Tai kaip pavyzdys, pas mus perskirstoma 33% ekonomikos per biudžetą, prancūzai ten apie 50%, bet jie pastoviai nelaimingi, matome. Tai galima išsireikšti, protestuoja ir panašiai, ir viskai tiek yra blogai su sveikatos priežiūra ir su policija ir su, jie prižiūri, kaip su viskuo kitai. Bet yra tie patys šveicarai, kurie perskirsto mažiau už mumis. Bet jeigu pasižiūrėtume, kokiam mieste yra geriausia gyventi pasaulyje, tai tenais labai dažnai matome Ženevą ir Ciurichą, kurie yra pirmaujantis miestai valstybėje ir valstybė yra viena iš pirmaujančių Great Place to Work arba Great Place to Live, gera vieta gyventi. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybė neatima tiek daug pinigų, bet žmonės kažkaip sugeba patys susitvarkyti. Tai yra, tos valstybės yra mažiau. Tai tie modeliai yra skirtingi. Ir čia, kas dažnai būna, su kuo susidurime, kad mes labai čiumpame vieną arba kitą idėją, sutraukiame, sakykime, iš visų kampų tas idėjas, sukrauname jas į krūvą. Ir gaunasi, kad tas mūsų dviratis turi 4 ratus, 6 pedalus, 3 vairus ir kažkas yra negerai. Tai va čia yra toksai, kur tu turi pasirinkti tą modelį, su kuriuo dirbsi ir beje, jie yra labai įvairūs. Tai kaip sakau, su skandinavais iš tiesų viskas su jais gerai, bet tik tai mes irgi turime pasirinkti, ar tai tinka mums. O tos pajamų augimas, jisai iš tiesų, kuris bebūtų, jisai vat ir keičia tas aplinkas. Tai, supraskime, tai patys šveicarai, tai jie puikiai gyvena. Supraskime, mūsų gyvenimas, beje, kalbant apie Lietuvą, tai mes irgi labai stipriai pasistumėjame šitoje vietoje ir greičiausiai dėl pajamų, dėl visų šitų dalykų ateina tas gerbėjus ir mūsų šalį. Tai 24 metai kuo pasižymėjo? Apklausa. Lietuvių jaunimas iki 30 metų yra laimingiausi pasaulyje. Tai
Ką tai reiškia? Tai jeigu jūs šiandien dienai esate laimingas, yra rizika, kad jums yra iki 30 metų. Čia šiaip jau juokaujam, bet šiaip iš esmės tai yra labai stiprus dalykas, kuriuo galima didžiuotis, nes tie 30-mečiai, jie kurs tą Lietuvą, kur jinai bus tvirta po dar 10-20 metų ir jeigu žmogus yra savimi pasitikintis, jisai greičiausiai ir sukurs pasitikinčią aplinką aplinkui save. Tai čia yra labai fainas dalykas. Antras dalykas, kur tas gerbuvis ir pajamos susiriša. Ekonominio bendradarbiavimo šalių organizacija OECD šiais metais, tai yra 24 metais, iš tiesų atskleidė ką. Per paskutinius 5 metus, nuo 19 iki 24 metų, tarp organizaciją vienijančias šalis Lietuva buvo numeris 1 pasaulyje pagal realių pajamų augimą. Tai numeris 1 per 5 metus, per pandemiją, visus tos pradėtus karus Rusijos, kurie čia vis dar nesibaigia. Visos Skandinavijos šalis, realiai jų pajamos krito. Krito per paskutinius 5 metus įvertinus infliaciją. Vokiečiai, šveicarai, kanadiečiai ir amerikiečiai taip pat patyrė realų pajamų susitraukimą. Kitaip sakant, už savo dolerius, frankus ir visus kitas valiutas, kurias jie nuperka mažiau. Už tai yra labai didžiulė konfrontacija, kur didžiuliai reikalavimai, valdžios pasikeitimai, skirtingi balsavimai. Netgi radikalėjimas, aiškinamas tuo, kad radikalėjimo atsiranda visuomenės susiskaldimo, nes pajamos krenta. Pas mus žmonės laimingiausi pasaulyje, ypatingai jauni, ir pajamos auga sparčiausiai. Aišku, bendras katilėlis galbūt yra per mažas. Taip, ir iš tos laimės nušlavė konservatorius turbūt. Na, tai čia kita dalis, bet iš tiesų, ką norėjau pasakyti, kad esam geram kelyje. Ta prasme, pajamų augimas, jisai užduoda mūsų tema, yra žalumas, mes jau turbūt nuėjom kažkur į šoną, bet jisai duos tą reikalavimą, kad tos žalios aplinkos būtų daugiau. Bet vėl, balansas ir dar kartą balansas. Tai kortas mes turime geras. Svarbu jas, kaip sakant, nepaleisti vėjais. Pakalbėkime apie kitas dar žalumo ir tvarumo kortas. Kaip žinia, nemažai žalumo ir tvarumo iniciatyvų stumiama ir propaguojama iš žaliųjų organizacijų. Ir visiškai neseniai įtakingas portalas Politico paskelbė, kad Europos komisija ėmėsi iniciatyvos riboti paramą žaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, ypatingai tą, kuri yra skiriama lobizmui. O visiškai seniai buvo Lietuvoje, berods Laisvos rinkos instituto paviešintas tyrimas, jog ES kasmet išleidžia apie 7,5 milijardo eurų nevyriausybiniam sektoriui. Tačiau anaiptol ne visos tos organizacijos dirba mūsų piliečių naudai. Ir kaip šiandieną jūs vertinate žaliųjų nevyriausybinio organizacijų įtaką ir politikai, ir verslui, kiek jinai iš tikrųjų yra pozityvi ir argumentuota. Ir kaip manote, kokia dalis tos paramos, galbūt kaip ir Europos komisija įtaria, nukeliauja tam tikrų grupių naudai arba tiesiog organizacijų, kurios yra profesionalios dotacijų gavėjos, tai jų išlaikymui? Turbūt reikėtų pasakyti taip. Man teko susidurti su žmonėmis, kuriuos net išgąsdina arba žeidžia pasakymas, kad aš turiu interesų. Tai būna labai įdomi reakcija. Sakai, diskusijose, sakai, aš turiu verslo organizacijos atstovas, aš turiu interesų. Ir tada jie sako, jūs turite interesų, jūs esate blogas žmogus, bet mes visi turime interesų, suprantat. Tik tai tie interesai, tai jie negali perlipti kitų žmonių, ta prasme, negali žaloti kito oponento arba kolegos artimai esančio ir panašiai. Tai jie negali būti radikalūs tie interesai. Ir žaliųjų organizacija, ar tai yra geras dalykas? Taip, tai yra geras dalykas, nes atstovauja tam tikrą interesą. Tačiau tos organizacijos, jos gali būti kultūringai ir normaliai atstovaujančios savo interesus, arba gali būti radikalios. Tai yra tos, kurios radikalios, fanatiškos, sakyčiau,
kur tas interesas kažkoks yra iškeliamas aukščiau, kai gamta, augalas, gyvūnas ar dar kažkas yra sudievinama. Tai arba sutapatinama su vieninteliu tikslu. Ir tada nebelieka toje erdvėje niekam kitam gyventi. Tai yra nelieka nei žmogaus, nei tikriausiai tokiu požiūriu planetoje iš vis geriausiai būtų, kad tik drugeliai gyventų ir medžiai augtų, daugiau niekas neegzistuotų. Tai tada prasideda problemos. Tai va tos radikalumas, kuris jau peržengia visus kitų interesus, jisai yra blogas ir tokių dalykų reikėtų vengti. Tai va čia yra, tai prasme, diskusijos kultūra turi visada išlikti, nepaisant to, ar tu atstovauji verslo interesus, ar tu atstovauji žaliuosius interesus, ar atstovauji kažkokios tai visuomenės grupės interesus. Viskas turi, vėl grįžtame prie to, kad tai turi būti subalansuota, tai turi išlikti argumentų lygyje, o ne emocijiniam lygyje, nes emocijos dažnai irgi priveda prie radikalizmo. Tai yra fanatiškas tikėjimas kažkokio tai savo tiesa, jisai priveda prie iškreipimo pačios idėjos, ta prasme. Tai čia turbūt yra tas toksai atsakymas. Dabar dėl to finansavimo, ar tai galėtų finansuoti vyriausybė ar privatus sektorius, manyčiau, kad čia Europa yra turbūt tokia viena pirmaujančių šioje srityje ir tai vėlgi susiveda į tai, kad Europa stagnuoja. Tai yra per daug didelis dėmesys tvarumui ir žalumui yra viena iš priežasčių, dėl ko Europa neauga. Ir tada, o kodėl tas toks per didelis dėmesys, tai yra vėl to radikalizmo, kurio bijo politikai. Tai va čia yra turbūt raktas, nes radikalizmas, jeigu jisai yra stiprus, jisai iš tiesų pradeda užgožinėti kitas interesų grupės ir netgi politikas, kuris turi visų pirma, interesą atstovauti visuomeniai lygiomis teisėmis, visų antra, jis aišku turi savo naudiškus interesus būti perrinktų ir panašiai. Ir tas bijojimas nebūti perrinktų, savarankiški interesai, jie pradeda perženginti visuomenės interesą, kurį jį samdė. Tai atsiranda, kad gerai, aš su jais nesivelsiu, nes man tai gali kainuoti per daug ir geriau man nieko nedaryti. Tai kai mes čia lygiai kalbėjome apie reguliacinius procesus, tai lygiai taip pat kartais ir politikai pasiduoda tam, kad nors mano nuomonė galbūt yra visiškai priešinga, bet man geriau nedaryti, kad man už tai nieko nebūtų. Tai va čia iš to susiveda. Tai ar valstybė turėtų finansuoti, aš manyčiau, kad ne. Mano požiūrį, aš apskritai liberalių požiūrių žmogus esu. Ir manau, kad tos valstybės kišimosi turėtų būti kaip įmanoma mažiau. Tai yra vis tik tai rinkos, tarpusavio santykiai yra linkę susireguliuoti tarpusavyje. Ta prasme, tai yra ideali situacija. Tai reiškia, visuomenė yra pajėgi susitarti. Tai ar tam reikia valdžios finansavimo, aš nemanyčiau. Tai manyčiau, kad to nereikia, nes tai vėlgi veda prie to. Tai jeigu mes kažką finansuojam, tai kainuoja. Jeigu kainuoja, tai reiškia, mes perskirstom lėšas, iš kažko tai atimam, kažkam tai atiduodam. Ir kai mes pradedam per daug atiminėti, tai priveda prie stagnacijos. Ir Europa iš tikrųjų serga tame. Tuo. Jūs labai gerą punktą dabar paminėjote, kad politikai savotiškai bijo žaliųjų ir kitų organizacijų tai čia galima įvardinti spaudimo. labai ganėtinai dar stipriau, kas yra apibrėžtina, tai yra politinė korupcija. Tai nėra niekas kitas. Jeigu tu kažko bijai ir nedarai savo reikalingų sprendimų dėl to, kad tu bijai, o bijai būti neperrinktas, arba, reiškia, nesi lyderis iš esmės. Nesi lyderis, reiškia, esi pilkasis darinys kažkoks, tai kuris vidutinybė, kuri bijo prisimti didesnės atsakomybės ir tu nepriimi reikiamo sprendimo, tai yra politinė korupcija. Ir nes tu, reiškia, savo interesą, savo asmeninę gerovę
Klausimas, kiek jinai yra gera, man kyla klausimas dažnai, ar už tą atlyginimą verta tai bijoti, bet, reiškia, tu nepriimi sprendimo, bijodamas vienos iš interesų grupės, kuris yra reikalingas. Arba nedarai nieko, pavyzdžiui, išeini iš salės, nebalsuoji. Tų lyderių nebuvimas daro mumis silpnus. Ir tame tarpe ir Lietuvoje. Mes jau daug diskusijų turėjome įvairiais formatais, kur yra kalbama. Mes neturime realių lyderių, kurie galėtų prisimti atsakomybę. Tame tarpe ir diskutuojant apie mūsų žaliuosius kursus, reikalavimus ir panašiai, ir šitus klausimus. Bet tai liečia apskritai visus klausimus, ne tik tai verslo, visuomenės, žaliojo kurso santyki, bet tai yra visur, tai yra ir mokesčių priėmime, ir, sakykime, ir reguliacinėme visokiame lauke, ir tame, ir interesų atstovavime žaliajam kurse, ar ten, sakykime, to žaliojo požiūrio propagavimo. Žodžiu, dabartiniai lyderiai šitam labai greitai besikeičiančiam pasauliui ir jo aplinkybėms yra nepritaikyti dėl savo silpnumo. Na, taip, tai va čia ir yra, kad, pavyzdžiui, Europa mėgsta labai daug diskutuoti ir labai sunkiai priima sprendimus, ypatingai, kur reikia prisimti atsakomybę. Jeigu žiūrim, vis tiek, pasaulis stovi ant tokių 3 ekonominių dramblių, tai Jungtinės Amerikos valstijos pirmas numeris, antras jau dėja yra Kinai, trečias yra Europa, kuri sukumpusi ir traukiasi, prasme. Tai pasižiūrėkime, ar turime lyderius. Na, Kinai, sakykime, ten yra komunistų partija ir ten apskritai ta santvarka yra šiek tiek kitokia, tai yra beveik, dabar jau galima sakyti, vieno žmogaus daugiau mažiau priimami sprendimai, tai tas lyderis yra, bet tai yra per santvarką ateina, bet Jungtinėse Amerikos valstijose yra lyderiai, kurie yra stipriai pasisako ir ganėtinai aštriai. Tai tą patį Donaldą Trumpą, gali jo nemėgti, bet jo lyderystės paneigti yra neįmanoma. Nes, pavyzdžiui, jo atėjimas į valdžią 24 metais, jo programa buvo panašoka į 16 metų programą, kai jisai irgi laimėjo. Bet kas man užkliuvo labai stipriai programoje, tai jo pagrindiniai tokie punktai buvo: mažinsim pelno mokestį verslui. Antras dalykas, naikinsime sveikatos priežiūros finansavimą skurdiems žmonėms. Tai kitaip sakant, jeigu tu nedirbi, tu negausi. Trečias dalykas, tai tas įžymusis posakis drill baby drill, tai yra gręžk vaikeli gręžk, tai yra mes gręšime naftą, siurbsime dujas, parduosime, uždirbsime ir toliau gyvensime gerai. Na, įsivaizduokime Lietuvoje tokį variantą, pasiūlymus: mažinti pelno mokestį, sumažinti nemokamas paslaugas ypatingai skurstantiems žmonėms sveikatos srityje. Na ir pradėti išgavinėti skalūnų dujas, gaminti vandenilį pas mumis, kad ir žaliai, kur Darbėnai sustabdė. Gaminsime ginklus Rheinmetallio fabrike, ačiū Dievui, kad tai darysime, bet su tokia programa, Lietuvoje, jeigu išstotum, įdomu, kiek reikėtų lyderystės, kad galėtum taip atsistojęs pasakyti. Turbūt be šansų, ne? Ir koks rezultatas? Rezultatas toks, kad Jungtinės Amerikos valstijos jos auga, Kinai auga, Europa stovi vietoj, nes nėra. Kartais reikia pasakyti žodžius taip, kaip jie turi būti pasakyti. Tai kartais kompromisas tai nereiškia, kad priimti sprendimą tik tai tokį, kad už tai nieko nebūtų. Visi būsime draugiški, kartu gyvensime. Kaip sakant, niekas nieko nesuvalgys, nepapjaus ir panašiai. Ir pinigų turėsim, ir dirbti nereikės. Ir dirbti nereikės, ir čia atsiranda, čia, pavyzdžiui, visos kitos temos, tai yra 4 darbo dienų savaitė. Gerai, skamba labai puikiai, ne? Bet, o iš kur mes gausim žmonių, kurie dirbtų?
kurie padarytų tos pačius produktus, pagaliau maistą pagamintų, kurį žmogus kurį turės valgyti. Tai reiškia, mums reikės dar vienos papildomos pamainos žmonių, kad galėtų gaminti. Tai 20% daugiau darbuotojų reikės tiesiog. Klausimas ar 20, manau, kad daugiau, nes tada atsiranda laiko darbo apskaita ir panašiai, ir kiek žmogus gali valandų dirbti, ir tada išsirutulioja labai įdomus visiškai kiti skaičiai. Tai va šitose vietose atsiranda tokios diskusijos ir diskusijose būna daug kalbų apie tai, kad tos lyderystės nebuvimas ir nebijojimas prisimti atsakomybės, jisai priveda prie stagnacijos, priveda prie verslo nebuvimo, pelno nebuvimo, nuo ko jūs pradėjote šį pokalbį, apie kad pelnas žmogus ir planeta, tai jeigu tu nors vieno komponento nebeturi, prasideda labai įdomus dalykai. Maždaug prieš gerą mėnesį interneto platybėse radau Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto tyrimą apie greenwash, kas lietuviškai yra žaliasis smegenų plovimas. Ir kiek šio reiškinio tenka pastebėti jums? Kiek tikrovėje žalio lapo ženklelis arba įvairūs ekožymėjimai, visokie fair trade ar kiti morališkai teisaus apsipirkimo simboliai skatina vartotojus pirkti ir kiek tai padeda įmonėms daugiau uždirbti tikrovėje? Kaip pasakyti, kai kuriems žmonėms tai labai stipriai veikia. Aš tikrai savo rate turiu žmonių, kurie, jam ten tas bioeko ir visi kiti yra privaloma ir ten niekaip kitaip. Ir dar turi 10 kartų papasakoti apie tai, kad tai yra būtent ekologiškas produktas ir taip toliau ir panašiai. Ar tai veikia verslą? Na, sakyčiau, tai atsakant į tai, kad jeigu tu taikai kai kurias auditorijas, tai taip, veikia, nes tu gali parduoti tokiu atveju produktą. Bendrai paėmus, žmonės, jeigu žiūrėtume į praktiką, nėra labai jau linkę permokėti už tokius produktus ir, sakykime, vartoti visą šitą. Tai visai nesenai turėjau pokalbį su lietuvių verslininku, kuris buvo pastatęs vieną didžiausių, dabar bijau pameluoti, bet man atrodo rytų Europos rinkoje, vieną didžiausių fabriką gaminti tą vadinamą žalią mėsą iš nemėsos. Tai yra greičiausiai augalinės kilmės mėsa. Augalinės kilmės mėsa, kuri susiveda realiai į soją ir sojos baltymus. Ir dar visokius įdomius priedus. Tai ir vėliau jie pastatė pilnai fabriką, buvo receptūros pagamintos ir tai reikėjo tik tai paleisti, bet galiausiai dingo užsakymai iš kelių didelių užsakovų iš Europos. Dėl labai paprastos priežasties, kad žmonės nevalgo tos mėsos. Klausiau, kodėl? Atsakymas sako, nes neskanu. Bet tai jeigu jie įdės skonio stipriklių ir visokių tenais dalykų, pasirodo, kad nepavyksta dar privesti iki tokios stadijos, kad tai būtų tas pats, to lygu. Tai ar žalia mėsa, kaip čia, augalinės kilmės mėsa, yra pavyzdys, kad žmonės, vienas dalykas, tai yra brangesnis produktas, tai stabdo didelę dalį visuomenės. Antras dalykas, jis nėra toksai pat, tai nėra taip pat, tai reiškia ir nelinkia mokėti. Tai ar veikia tie logo, jie veikia, bet labai ribotoj turbūt aplinkoje. Bėgant metams, ko gero, kad poreikis tam, jisai vis tiek išliks. Tai yra, tam įmonės turės deklaruoti savo žalumą, tvarumą ir aš sakyčiau, ne dėl vartotojų, yra dvi pozicijos. Vieni sako, kad dėl vartotojų poreikio tu būsi privalėsi, sakykime, būti tas toksai apklijuotas įvairiais lipdukais. Iš kitos pusės iš reguliuotojų. Labai geras pavyzdys. Buvo banga, labai fainai, labai gerai, iki to laiko, kai visi suprato, kad keli šimtai kilometrų tampa problema. Ir neesant valstybės paramai, arba jai sumažėjus, elektromobilių pardavimai krito dramatiškai iki tokio lygio, kad Vokietija dabar šiandien dienai turi labai rimtų problemų su mašinų gamintojais, kurie netenka pelnų ir yra priversti atleisti žmonės. Tai reiškia, vartotojas
nors ir norėtų galbūt jisai būti ekologiškas ir turėti tą elektros automobilį, bet jeigu nėra paskatos, viskas, jisai nebeperka. Jisai geriau nusiperka vidaus degimo variklį, jis yra patogesnis, galbūt taršesnis, nereikia laukti, arba kitaip pasakysiu, nebeturi papildomo galvos skausmo. Vienas iš įrodymų, kad tas vartotojas kaip po toksai, jis iš tiesų nespaudžia taip stipriai gamintojų ir verslų link to žalumo. Dalis visuomenės taip spaudžia. Ta maža dalis, kuri spaudžia, jinai yra labai garsi. Ta didesnė dalis, kuri nespaudžia gamintojo ir verslo, jie yra tylūs. Ir čia vėl grįžtame prie politiko, to politiko, kuris klauso, čia yra garsus, o čia yra negarsus. Tai šitie susitaikys, o su anais geriau nesipykti, nes ką man čia dabar gadinti savo nuotaiką. Tai va čia ir atsiranda, bet matote, tie sluoksniai, jie yra visur labai labai panašus. Ar verslas, valdžia ir visuomenė, mes turime tas pačius santykius ir tas pačias galimybės ir problemas, sakyčiau. Tai va čia ir yra, o su tuo žalumu, aš manau, kad kaip laisvė rinktis logo šviečia, tai iš tiesų mes turėtume turėti galimybę rinktis ir rinktis tai, kas man yra šiandien dienai naudingiausia. Ir iš tikrųjų labai ačiū, kad prisimenėte mūsų ir netgi paminėjote mūsų logotipą. Mes laisvė rinktis ir susibūrėme tam, kad skirtingų gyvensenų, skirtingų poreikių žmonės galėtų kartu sėdėti prie vieno stalo, kaip pavyzdžiui. Veganai visavalgiai ir nei vieni, nei kiti, nei ten kokie nors ekologinės produkcijos vartotojai nesijaustų morališkai pranašesniais už kitus. Ir kad nebūtų standartai per prievartą primetami kitoms visuomenės grupėms su kitais poreikiais. Ir dabar mes turėjome nesnei pavyzdį, kad... Čia tik įsiterpsiu dar vienas dalykas, vėlgi iš liberalizmo pusės žiūrint. Ko labiausiai norėtųsi, tai yra, kai sakot, prie vieno stalo sėdėti nepranašesni, yra pagrindinė taisyklė. Tu pasirūpink savimi. Pasirūpink savimi, būk stiprus, kai tu pasirūpinsi savimi, galėsi pasirūpinti ir kitais, jeigu to norėsi ir galėsi. Taip sako, pasirūpink savimi ir jau vienu žmogumi pasaulyje bus pasirūpinta. Jo, ir jau bus viskas tvarkoje. Bet, pavyzdžiui, aš nenoriu, kad manim rūpintųsi kas nors labai stipriai. Kažkiek rūpintis gerai yra, ta prasme, kad ir prižiūri, ir sveikatą, ir panašiai, ir kokie nors ten priverčia nueiti širdies programą praeiti, viskas tas yra tvarkoj, priežiūra yra tvarkoj. Bet nereikia rūpintis mano gyvenimu, aš pasirūpinsiu pats, jeigu reikės kažkam padėti ir galėsiu, tai padėsiu, jeigu norėsiu. Tai va čia yra esminė taisyklė. O kai mes pradedame rūpintis visais aplinkui, tada prasideda šiek tiek problemos, nes tas rūpinimas jis gali būti šiek tiek, galbūt ir nepriimtinas kartais. Tai va čia ir atsiranda tas, aš manau, konfliktams terpė, kurioje tada prasideda ginčai ir kivirčai. Tai va, tai ir kaip minėjau, atsirado organizacijų, kurios sako, kad gyvūninės kilmės produktai, jie savaime suprantama, kad nėra tvarūs, iš kur savaime suprantamas supratimas atėjo, mes nežinome, ir jie negali būti traukti į viešuosius žaliuosius pirkimus, o pavyzdžiui, mokyklos, ligoninės ir kitos valstybinės įstaigos turėtų pereiti prie augalinės mitybos. Ir čia net norisi pacituoti mūsų antrosios tinklalaidės pašnekovą, tai Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininką Dainių Radzevičių, kuris sako, kad mes turime teisę propaguoti savo gyvenseną, bet neturime teisės jos primesti. Aš galiu šiek tiek pasakyti iš kitos pusės. Šiandien dienai Lietuvoje, tai ką sakote, kad tik tai tvarus ir dar augalinės kilmės produktas yra galimas maitinti įstaigose, yra nepasiekiamas tikslas. Dėl labai paprastos priežasties, kad iki šiol mes nepasiekėme tikslų apskritai ekologiškų produktų įvesti į rinką, arba jų kažkiek yra, bet jų yra tikrai nepakankama. Tai dar sakykime, jeigu kalbam apie gyvūninės kilmės maistą, kuris yra ekologiškas, jisai nepasiekia tų lentynų, kas yra natūraliai suvokiama kaip vėlgi ekologiškume ir tvarume turbūt pigesnė alternatyva, nes baltymas yra tiesiog lengviau pasiekiamas. Tuo tarpu dar, kad visą tai paversti tvarų ir augalinės kilmės, tai yra utopija. Nes mes pirmo žingsnio nepadarome.
Neaišku, dar kitas klausimas, ar antras žingsnis yra būtinas. Bet nepadarius pirmo žingsnio, antras yra neįgyvendinamas. Tai jau nekeliant klausimo, ar tai reikia daryti. Tai čia aš manau, kad toksai ginčas yra fono sukūrimui. Tai yra, kai vėlgi sukūriama įtampa visuomenėje, diskusijoje, konfrontacija ir panašus dalykai, tam, kad vėliau būtų galbūt ir atliekamas tas greenwashas tam tikras, kur lengviau praeitų, vėlgi siekiant vengti aštresnių diskusijų. Ir minėtos organizacijos iš tikrųjų ganėtinai gausiai platina kritiką verslui. Neva, kad verslas ir visokios tos didžiosios mistinės korporacijos nužudys visą mūsų planetą ir mūsų sveikatą apnuodys. Ir jų vienintelis tikslas tai yra tik tai sengti žmonės. Žemės ūkis, pavyzdžiui, kankina gyvūnus ir teršia planetą, tačiau mes visi suprantame, kad vienintelis pinigų šaltinis yra verslas. O vienintelis maisto šaltinis yra žemės ūkis, pagrindinis, išskyrus ten medžioklę dar kokią. Tai kaip Jūs manote, o kodėl tada verslas ir pelno siekimas dažnai laikomas negatyvu? Keli, turbūt čia daug galima pradėti nuo religijos, pradėkime. Tai turbūt mūsų religija nėra ta, kuri skatina būtent labai stipriai siekti užsibrėžtų savo tikslų ir tai gali būti viena iš komponenčių, kuri lemia. Tai vėlgi skirtingai nuo tų pačių šveicarų arba netgi tie patys estai šiek tiek yra skirtingi nuo mūsų, kur darbas ir darbo rezultatai yra gerbtinas dalykas. Pas mus yra turbūt daug dirbti, sunkiai dirbti yra vertybė, bet uždirbti arba tuo labiau turėti yra tarsi jau tokia blogybė. Kitas dalykas - sovietiniai laikai. Tai vis tik tai 50 metų nelaisvės kalėjimo, kuriame buvome, jisai lemia, kad ten buvo kalama į galvą, kad turi būti visi lygus, visi turėti taip, kaip turi, visi turėti turi, ta prasme, jeigu tu turi per daug, iš tavęs reikia atimti ir tas visgi yra gaju. Tai mes kalbėjome apie tai, kad Lietuvos nepriklausomybei 30 metų, bet Mozė turbūt ne veltui po 40 metų po dykumą vedžiojo visus, kad pasikeistų mąstymas. Tai mums turbūt dar liko 10 metų šiek tiek, kur aš matau, kad tas požiūris galbūt šiek tiek ir keičiasi, nes į verslas vienu metu buvo demonizuojamas, atrodė, kad verslas yra išvis vertinamas visuomeniai kaip labai blogai tik tai. Arba blogai, arba labai blogai. Dabar keičiantis kartoms ir ateinant jauniems žmonėms, kurie iš esmės yra veržlus, kurie yra orientuoti į rezultatą, kurie mato pavyzdžius, vėlgi žiūrėdami tos pačius filmukus iš Jungtinių Amerikos valstijų, jų siekis yra, jie daug agresyvesni, daug linkę labiau pasirūpinti savimi vėlgi, nelaukti, kad duos kažkas tai. Ir tas požiūris šiek tiek keičiasi. Aš matau teigiamų požiūrių, poslinkių, ypatingai jaunų žmonių, verslių žmonių, kurių vis daugėja. Tai čia šitie dalykai turbūt lemia. Na, o kitas dalykas, mes pradžioje užkabinome tokią temą apie tą agresyvų savo interesų gynimą. Tai yra, kai atsiranda fanatizmas. Tai būtent tas agresyvus ir fanatiškas savo interesų gynimas, jisai priveda prie kito sumenkinimo, kas yra labai blogai. Tai reiškia, tu neįveiki savo oponento arba kolegos argumentais, bet tu jį niekini. Arba išsitraukia emocijas. Tai va čia klausimas, kas ateina, ar tai yra, vėlgi tas niekinimas gali būti keliais aspektais, tai gali būti per emociją, kai tu jau nebevaldai ir pradeda tau, kaip sakant, liežuvis valdyti smegenis, nors atvirkščiai turėtų būti, tai tada atsiranda problemos, nes niekinimas jisai nesukuria pridėtinės vertės. Jisai sukuria neigiamą vertę, neigiamą žalą sukuria iš tiesų, dėl to, kad mes niekur taip nenueisime. Ir buvo tokių momentų, kai ir Lietuvoje labai didelis takoskyros tarp tų 3V - valdžia, verslas, visuomenė, kai vieni kitus pradeda žiūrėti labai per didelį atsargumą arba per didelį kažkokį tai
baimę, niekinimą arba panašiai. Ir tada sistemos lūžta. Tada valdžia negali susibendrauti su verslu, negali bendrauti su visuomenė, visuomenė nepasitikė valdžia, verslu irgi nepasitikė, nors pinigus gauna iš tenais, iš niekur kitur, kas galbūt irgi keista, bet vadovas arba akcininkas yra blogis, tada tos viskas persikelia į pačius verslus dar. Tai irgi tokie, kur yra skirtingi lygiai, tai yra darbuotojai, vadovas, akcininkas. Teko matyti įmonių, kur vadovas nepasitikė akcininku. Būna tokių dalykų, yra tikrai tokių dalykų. Kas gaunas įmonėje tragedija yra. Tai ir abi dvi pusės siekia gero. Ir abi pusės yra įsitikinusios, kad yra siekia gero. Tai va čia tos radikalizmas, toksai fanatizmas, jis ir priveda prie niekinimo. O iš tiesų mes turėtume žiūrėti visiškai priešingai. Tai yra kaip Jungtinėse Amerikos valstijose. Vėlgi ne visur, tai nesuabsoliutinkim, kad jos labai puikios yra. Jie turi savo problemų, bet ten, jeigu tu uždirbai, tu reiškia esi šaunus. Jeigu tu pradirbai, tu irgi esi šaunus dėl to, kad gavai patirties. Ir galbūt pasiseks kitą kartą. Tai visai kitai pasiseks kitą kartą ir tu esi šaunus dėl to, kad tu stengiaisi ir bandėjai. Ir esi visiškai nešaunus, jeigu tu nieko nedarai. Tai va čia to turėtume mes kažkaip perimti, tas tokias gerasias praktikas, bet iš tiesų mums trūksta pasitikėjimo vieni kitais. Ir kartais, jeigu mes kalbame apie tas organizacijas, kurios juodina verslą, tai jos nepadeda. Jos nepadeda sukurti to tarpusavio susikalbėjimo ir tai reiškia, nepadeda sukurti pridėtinės vertės, jos kelia žalą. Radikalus savo interesų gynimas niekinant kitus, jisai kelia žalą. Žalą visiems, ir valdžiai, ir visuomeniai, ir verslui. Nes neuždirbami pelnai, nesukuriama pridėtinė vertė. Su laiku mes pradėsime atskirti tuos radikalus nuo sakykime, savo interesus normaliai atstovaujančių žmonių. Radikalų išliks, visada jų bus, jų visose sistemose yra ir visą laiką tenais iki 20% kažkokiu tai, 20% atstovų būna įvairių radikalių pusių iš vienos ir kitos pusės, bet manau, kad ta visuomenės dalis, tas branduolys, jisai formuojasi ir aš nesu toks pesimistas dėl ateities, šiaip iš esmės esu optimistas visada, bet matau teigiamus poslinkius, kurie vyksta ir visuomenėje, ir valdžioje, ir versle. O tiesiog mums reikia atskirti, kur yra tas radikalus interesų gynimas ir klausimas, kieno dar gynimas. Nes pavyzdžiui, jeigu gina gyvūnus arba gina planetą, kad rytoj nežūtų. Ne, bet žiūrėkim labai paprastai. Ta prasme, tarkim, aš galiu ginti gyvūnų teises, nors aišku, jie neprašė manęs to daryti. Labai sudėtinga būtų įsivaizduoti, kaip tai nutiko, bet kaip pasakyti, aš ginu savo įsitikinimus apie gyvūnus, bet iš kitos pusės aš galiu būti, kad kuriu savo darbo vietą ir ją saugau labiau negu tos gyvūnus. Tai kitaip sakant, tas lietuviškas posakis siūbuot laivelį yra labai artimas. Tai kai tu siūbuoji laivelį, iš tiesų ne tam, kad gyvūnams būtų geriau. Galbūt kaip šalutinis produktas bus ir geriau, bet tu tiesiog kuri savo darbo vietą. Vėlgi grįžtame prie Europos, kuri yra stipriai apribota įvairiais standartais, tai yra ir gyvūnų gerovės tos pačios srityje, ir aplinkosaugos ypatingai srityje. Ir štai dabar pristatoma nauja ES istorinė pergalė. Ursula von der Leyen paskelbė apie Mercosur sutarties. Dar šitoje vietoje šiek tiek noriu sustoti ir apie reguliacijas, kad suprasti, kas vyksta ES. Tai kaip pavyzdys, jau aiškiai yra įvardinta, kad jeigu, pavyzdžiui, mes turėtume situaciją tokią reguliacinę, kaip dabar turime Europoje, tai Europoje neįmanoma sukurti nei Facebooko, nei Amazono, nei kitos didžiosios korporacijos. Paklauskite dar, galime pasižiūrėti, dabar reikėtų patikrinti, kaip sakant, net ir jie sunku tai padaryti, bet kas sėdi prie kompiuterių, gali pasitikrinti paieškos sistemoje, kiek
milijardinių kompanijų buvo per paskutinį 10 ar 20 įsteigta pasaulyje, kiek iš jų buvo įsteigta Jungtinėse Amerikos valstijose ir kiek buvo Europoje. Vintedas. Ir greičiausiai, na gerai, pakelkime kartelį iki 100 milijardų. Tai sakykime, tas skaičius bus Europoje labai niekingai mažas dėl reguliacinių dalykų. Arba kaip pavyzdys, Apple'as pristato savo telefoną naujausio modelio, bet Europoje atidedamas pristatymas, nes tokio dirbtinio intelekto, koks yra įdiegtas likusiam pasauliui, pristatyti Europoje negalima, nes reguliacija yra per daug griežta. Arba mūsų duomenų apsaugos, vadinamas GDPR tvarkos, kurios tiesiog kartais žudo verslus. Aišku, tai yra ir geras dalykas, bet vėlgi kartais tai yra perlenkiama lazda. Taigi von der Leyen pasidžiaugia, kad dabar jau bus galima laisvai prekiauti su Latino Amerikos šalimis, tokiamis kaip Brazilija, Venezuela, Urugvajus, Paragvajus, ir kad šios šalis galės į mūsų štai puikiai sureguliuotą įvairiais standartais rinką tiekti savo žemės ūkio produktus, tai yra mėsą, vištieną, sojos produktus, grūdus ir visus kitus dalykus. Apie tai, kad yra normalūs nuogąstavimai, jog jeigu tose valstybėse yra jau žmonių tarpe vergovė ir vergų darbas, ar ten tikrai galima pasitikėti jų standartais. Ir kaip jūs žiūrite į šitą sutartį, ar tai yra naudinga Lietuvai ir Europai ir ties kuriom šakom sritim? Ar dar reikėtų permastyti prieš sutinkant arba atmetant šitą? Dirbant analitiku, žinau, vieną tokį dalyką, supranti kažkurio momentu, kad tu gali apginti bet kurią pusę. Tai yra priklausoma, iš kurios pusės bežiūrėsi. Bet kas yra teisinga ir kas neteisinga. Tai turbūt neteisinga yra dvigubi standartai. Tai jeigu vis tik tai jau mes sakome, kad einame žaliuoju kursu ir čia viskas turi būti labai eco-friendly ir viskas turi būti politiškai teisinga, tai turėtų būti iki galo. Ir čia yra daug aspektų. Tai yra vienas aspektas yra, tarkime, vežtis iš Pietų Amerikos produkcija, kur labai keistai atrodo tas žalumas, kai mes tempiame iš vieno pasaulio kampo žaliavą, tada ją sumaitiname ekologiškam paršiukui ir tą paršiuką kažkur tai vežame vėl toliau, labai toli. Tai ar tai yra ekologiška? Turbūt, kad ne. Tai jeigu mes taip norime pasiekti ekologiškumo, tai turėtume ir čia ir trumpinti tas grandines, teikti tas gamybą ir panašiai. Ar tai ekonomiškai būtų naudinga? Tai tikriausiai, kad taip. Dėl to, kad natūralu, kad žaliavos, kurios atkeliautų iš kažkur, jos būtų pigesnės. Reiškia, mes galėtume gaminti pigiau, turėti daugiau pelno, bet tai nebus susijęs su jokiu tvarumu, nes tokiu būdu greičiausiai bus iškirstos ir kažkokios tai iškirsti miškai, džiunglės panaudota auginimui tų grūdų ir visų kitų žaliavų, kas yra planetos plaučiai ir yra daug diskusijų, ar to šalys, kurios ypatingai Pietų Amerikoje gyvena toj teritorijoje, kur yra pagrindiniai planetos miškai ir jie turi teisę kitų žmonių atžvilgių naikinti juos iš esmės. Vardant to, kad padidinti, sakykime, pajamas eksportuojant pigias žaliavas. Tai čia vėlgi daug mes turbūt galėtume diskutuoti, bet mano požiūriu, iš tiesų Europa, jinai yra gerai, kad eina žaliuoju kursu, tiesiog tai turi būti subalansuotas dalykas. Tai šiuo atveju čia jau manau, kad kalba daugiau pelno eilutė. Tai yra siekiama uždirbti daugiau negu pačios tvarumo, žalumo, planetos ir žmonių gerovai. Tai čia labai sudėtinga atsakyti. Mano požiūriu, tai jeigu mes kalbam iš tvarumo pusės, tai yra negeras susitarimas. Ekonomiškai yra ir kitų požiūrių, kuriuos galima pademonstruoti. Bet aš įsivaizduoju, bet Europos žemės ūkio verslams teks konkuruoti su
tais verslais, kurie dirba realiai pagal mažesnius standartus. Ir klausimas, kiek galime pasitikėti, kad, pavyzdžiui, Venezueloje žmonės, kurie dirba žemės ūkyje, irgi lygiai taip pat griežtai bus vertinami pagal savo ten... Mums nereikia pasitikėti, ta prasme tikrai nebus taip vertinami, kaip čia bus vertinami. Tai faktas kaip blynas, ta prasme. Kitaip tariant, faktas, kad kaip blynas, kad diskriminuosim savus trupučiuką dėl pelno. Čia vėlgi dėl pelno... Vėlgi, Europos žemės ūkis yra labai stipriai iškreipta sistema. Pradėkime nuo to, ypatingai iškreipta. Visų pirma, su subsidijom. Tai yra suteiktos milžiniškos subsidijos, kurios mokamos kiekvienais metais iš mokesčių mokėtojų. Mainais kalbant apie tai, kad jeigu nebus subsidijų, tai mes negalėsim užauginti pigios produkcijos, tada lentynose kainos bus aukštos. Ir tokiu būdu mes išsprendžiame, sumažinam kainas ir tarsi vartotojas turi būti labai laimingas. Bet jeigu grįžtame prie to, tai čia yra tas pats, kai visi nori pasirūpinti visais vienu metu. Münchhauseno efektas, ta prasme, vieni kitus už plaukų ištraukti iš balos. Tai jeigu nebūtų subsidijų, iš mūsų nepaimtų mokesčių. Bet tarsi supakuojama ir paslepiama ta tikroji produkcijos kaina ir tu tokioj stebuklų šalyje, iliuzijose gali gyventi. Ir nesipiktinti aukštomis kainomis. Tai čia viena pusė. Dabar kita pusė - protekcionizmas. Jeigu taip žiūrint iš pačios Europos, tai protekcionizmas nėra blogai, dėl to, kad mes būtent skatinam likti pinigus čia, palikti pinigus čia, kad jie čia dirbtų, skatinti, sakykime, tą augimą ir vystymasi vietos rinkos. Tai taip, jeigu mes tokiu būdu paleisime ir pirksime iš bet kur bet ką, tai mes galiausiai liksime be žemės ūkio, liksime, taip, čia jau drastiškai kalbant, vis tiek jisai kažkokia forma būtų, bet liksime silpnesni. Tai lygiai taip pat kaip pasaulis suvokė per pandemiją ir trukusias grandines, kad buvo labai fainai naudotis kinų pigia darbo jėga, siurbti iš jų resursus, tame tarpe ir žmogiškus, bet galiausiai sutrūkus grandinėms supratom, kad mes net arbatinuko turbūt nelabai galim pasigaminti čia vietoje, nes net nežinom nuo ko pradėti. Žinom nuo ko pradėti, bet nėra komponenčių jokių. Tai ir tada prasidėjo tos diskusijos, kad, reiškia, mes per daug atsipalaidavom, pradėjom naudotis kitais pasauliais ir savo galią atidavėm kitiem. Tai čia ir su Pietų Amerikos, kaip sakant, žaliavomis irgi tas pats. Tu gali tai tuo naudotis kurį laiką, tavo gerbūvis bus aukštesnis bendrai paėmus, nes pigi savikaina aukšta perkamoji galia, susiduria, daug pelno atsiranda. Ne? Bet galiausiai tu tampi nuo to priklausomas. Tai čia tų balansų ieškojimas yra labai toks slidus reikalas, kuriuo kampu pažiūrėsi. Bet mano nuomonė, kad tos trumpesnės grandinės ir Lietuvos interesą ginant, Lietuva Europoje turėtų būti už trumpesnės grandinės. Nes mes grįžtame vėl į pokalbio pradžią, mes turime labai geras kortas. Tai yra žalią energetiką turėsime iki 30-35 metų. Švarų dirvožemį. Švarų dirvožemį, neįkainojimą dalyką, tai yra požeminį vandenį, kur Latvija ir Estai geria vieni iš ežero, kiti iš upės vandenį, mes iš švarų galime vos neduobę išsikasę, juokaujant rasti jo. Tai turim vandenį, energetiką, žmonės, su kaimynais galbūt šiek tiek yra problemų, bet tai irgi išsprendžiama. Ir mes turime stengtis, kad Europa norėtų tų trumpių grandinių, kur mes atsirandame labai gražiai. Galime ir tas trumpasias grandinės pasiūlyti Europai, gaminti švariai, tvariai, ekologiškai, visaip kitaip, gauti visus įmanomus lipdukus ir pritraukti čia daug kapitalo. Tai mano požiūriu, ši sutartis mums, ko gero, yra labiau pavojinga. Aš nesakau, kad nuostolinga, nes natūralu, kad jeigu kas nors to siekia, tai yra pelno siekis ir jisai greičiausiai labai aiškiai įvardyjamas. Bet tai yra labiau mums pavojinga negu naudinga. Tai jeigu tas klausimas skambėjo, koks mano požiūris, tai požiūris toksai yra, kad
ko gero, kad mes turėtume ginti savo interesą ir bandyti surasti savo, būdami maži, surasti savo vietą dideliai ES bendruomeniai, kur yra 500 milijonų gyventojų. Supratau. Ir visiškai pabaigai. Jeigu įvyktų tokia situacija, jūs, tarkim, patektumėt kažkur labai aukštai valdžiai ir galėtumėte priimti vieną įstatymą, kuris ir skatintų sąmoningai vartoti ir leistų laisvai pasirinkti ir kartu būtų tausojantis aplinką ir tvarumą, koks čia įstatymas galėtų būti. Na, tai čia jau misija neįmanoma, nes jeigu toks vienas įstatymas egzistuotų, tai ko gero jisai būtų galima įvardinti, jį padėti po stiklu ir visiems rodyti gražiai muziejuje. Tai kaip tai išspręsta? Aš sakyčiau taip, pas mus turėtų būti daugiau, kitaip pasakysiu, mūsų turėtume auginti savo pasitikėjimą vieni kitais, bet kurioj visuomenės ląstelėje mes bebūtume. Tada išspręstų labai daug problemų. Kai pasitikė savo partneriu, tu padarai daug labai pridėtinės vertės sukūri. Ir nepaisant to, kas tas partneris bebūtų, ar tai valdžia, ar verslas, ar visuomenė, darbdavys, šalia gyvenantis žmogus arba kažkas, jeigu nėra pasitikėjimo, prasideda gynybinė pozicija, kuri verčia eikvoti energiją būtent nedarant, o bandant apsisaugot nuo kažko. Kai atsiranda pasitikėjimas, tada tu daugiau kuri negu gyniesi. Aišku, gynybos irgi nereikia pamiršti, kaip istorija rodo, bet jos neturi būti per daug tam, kad jinai nesuvalgytų viso mūsų gyvenimo. Tai to pasitikėjimo yra svarbiausias momentas. Dabar kitas dalykas, kas spręstų mūsų problemas ir spręs problemas, tai yra pajamų lygio augimas, grubus pajamų lygio augimas. Jeigu visuomenė bus turtinga, patikėkit manim, jinai taip spaus valdžią, kad jinai prižiūrėtų ir tvarkytų valstybę tinkamai, ir tokia visuomenė nelauks dovanų. Tai yra išmokų, visokių ribojimų, valdymų kažkokių. Jie norės, kad būtų tinkamai vykdoma funkcija valdžios, tai yra tarnauti visuomenį. Tai yra reikalaus tarnauti, o ne nurodyti, kaip reikia dirbti. Bet tai remiasi į pajamas. Tai įsivaizduokime, jeigu dabartinis jaunuolis, kuris dirbs 50 metų arba daugiau ir pensijų fonde turės, tarkime, 1 milijoną eurų šiandieninės vertės, jam visiškai vienodai bus kokia ta pensija. Nu, ne visiškai vienodai, bet ar ten 5 eurais ar 10 eurų didesnė pensija. Jam nebus tai įdomu, jam bus įdomu, ką tu padarai, kad ateinančios kartos galėtų save realizuoti ir uždirbti dar didesnius pinigus, kurie susikaupia. Tai va čia yra svarbu, tai yra pajamos. Atėję pakilus pajamoms, žmogus pradeda visiškai kitaip mąstyti. Tai visiškai kitų dalykų reikalauti. Tai va čia yra, aš manau, ir čia valdžios yra tikslas, turėtų būti vienas, kad visa, kas sukuria pridėtinę vertę, turi gyvuoti ir turi augti. Visa tai, kas trukdo kurtis ir augti, turi būti naikinama. Tai yra ribojimai arba pertekliniai ribojimai. Dabar mes turime krūvas istorijų apie visokias įmonės, kurios gali mus pakeisti mūsų šalies pajamų lygį, bet atsiranda žmonių, kurie, kaip sakant, tikriausiai turi pagrindinį tikslą, kad tik tai nieko nenutiktų. Tai va čia tas labai susiriša tarpusavį, tas mūsų pokalbis, aš manau, kad va, tai pabaigai tikriausiai, kad turėtume būti orientuoti į pajamas, siekti pasirūpinti savimi. Visų pirma, kaip tam lėktuve, kur kai būna instruktažas, kai tu atsisėdi į krėslą, sako, jeigu nutiks, kad neliks lėktuvo stogo ir reikės kažko tai kvėpuoti, tai kaukę užsidėk pats pirmas, o tik paskui savo vaikui, kas atrodo paradoksalu, bet reiškia, jeigu tu negalėsi kvėpuoti ir tavo vaikas negalės kvėpuoti, nes niekas užsidės tos kaukės. Tai va čia yra svarbu, kad mes kažkaip pasitikėtume daugiau savimi, rūpintumės savimi, o paskui kitų ir tada viskas pradėtų veikti. Tai čia pagrindinis dalykas. To įstatymo, kaip turkiausiai iš atsakymo suprantate, bent mano galvoje tai tikrai nėra, nes tokių vieno įstatymo
turbūt, kad negali būti. Vienintelis toks palinkėjimas - netrukdykite. Netrukdykite kitiems. Ačiū, Marijau, Jums labai už pokalbį. Tikiu, kad šitas pokalbis praplėtė daugelio iš mūsų mąstymo ribas. Kiek tvarumas gali būti ekonomiškai naudingas arba beprasmis. Taip pat tikiuosi, kad įkvėpė Jūs siekti didesnių pajamų ir kad mes gyventumėme šalyje su didesnėmis pajamomis, nes tada savaime gimsta ir aukštesnio gyvenimo standartai, ir noras geriau rūpintis kitais, ne tik tai savimi. Ir tegul tada 25 metai tokie ir būna. Nestabdykime tų, kurie kuria pridėtinę vertę. Kurkime savo šeimoms geresnės pajamas ir kartu kurkime geresnį gyvenimą, laisvesnį gyvenimą. Neaukokime laiko ir pastangų niekinimui vieni kitų ir vieni kitų veiklų. Ir ačiū visiems žiūrėjusiems, kurie sulaukė šio momento iki pat pabaigos. Kitose mūsų tinklalaidėse matysite pokalbių su naujoju Žemės ūkio ministru ir su žinomu Lietuvoje dietologu. Kas jie, sužinosite netrukus mūsų anonsuose. Gerų ateinančių švenčių, gerų metų.